Kadastro įmonė. Kadastro įmonėje galima nusipirkti duomenis, aš dabar tiksliai nepasakysiu, kiek ten kainuoja, jūs galite patys duoti užklausą, bet galima nusipirkti duomenis, jie ten labai įdomiai pateikia tos duomenis, kad reiškiasi tokie buvo sandoriai nuo tokio gatvės namo iki tokios, tai taip kartais jie labai įdomiai pateikia. Bet galima netgi įsigyti konkrečiam name, aš manau, jie parduoda. Tiksliai nepasakysiu, nes aš nesinaudoju jų tais dalykais, bet galima įsigyti, jie ten, aišku, nori tų pinigėlių gana nemažai. Kas tas gana nemažai, iš tikrųjų ta informacija nėra jau tokia jų labai patikima, bet jie ar tai 20 litų imdavo, ar tai priklausomai už kokį kiekį, 50 litų, ten kiti žmonės išleisdavo 100 litų ir nelabai dar jausdavosi, kad jie kokybišką informaciją gavo. Bet galima, aišku, reikia mokėti interpretuoti tos duomenis ir galima gauti labai daug ir labai kokybišką informaciją. Toliau. Turi dar ką žinoti apie registro kadastro duomenis, kad ten yra, sakykime, vakar vyko pardavimas kažkur tai prieš savaitę, ten tokių duomenų jūs dar nerasit. Ten yra vėlavimas, mažiausiai turbūt mėnesį yra vėlavimas, kadangi arba nuo realios kainos, nuo realaus pardavimas turbūt kokie 2 mėnesiai, nes pats pardavimo procesas gali užtrukti nuo 1 iki 3 mėnesių. Aišku, kai kurios sandorius suforminama, galima suforminti per savaitę ar netgi per 2 dienas, bet dauguma kažkur tai vyksta sandorių nuo rankpinigių įdavimą, įvyksta per mėnesį ir po to, po notarinė, reiškia, sandorio, žmogus, nors dabar iš tikrųjų registruoja pakankamai greitai, dabar registruoja per notaras, tiesiog pats ir registruoja, dauguma notarų registruoja sandorį ir jie tiesiog klausia per dieną, per 10 dienų ar taip toliau. Bet šiaip galima pagal įstatymą, bent jau tai buvo, nebent kažkas pasikeitė, per 3 mėnesius galima įregistruoti. Tai reikia įregistruoti nuosavybę per 3 mėnesius, jeigu pats registruoja, nes ne visi notarai, kiek žinau, didmiesčiuose, tai jau didieji notaro biurai tai registruoja, bet galbūt dar kiti, tiksliai žinau, kad kai kurie notarai mažuose miesteliuose neregistruoja, daugmaž turi pats eiti ir registruoti. Kodėl? Todėl, kad jie nenori gaišti laiko, tai yra darbas, tai yra laikas ir jie neprivalo turbūt to daryti, nors ta vieno langelio sistema ir kainavo Lietuvos biudžetui 5 milijonai litų, bet kainavo, tai kainavo, ką padarysi. Nesu aš tikras, man atrodo, nėra jiem privalomai registruoti, tas dalykas nėra privalomas. Jie gali registruoti, gali neregistruoti ir taip toliau. Bet didieji jau notaro biurai, kad savo įvaizdį išlaikyti, kad reiškiasi, tai registruoja. Tai vat, informacija šiek tiek vėluoja, jinai mažiausiai turbūt mėnesį vėluoja, o gali vėluoti netgi 4 mėnesius, nes fiksuojama registro kadastro tada, kada įregistravai, atseit ir fiksuojama kaina, pardavimo kaina, nors jie turėtų rašyti, čia įdomu būtų pasitikrinti man pačiam, jie turėtų rašyti pardavimo kainą, ar jie fiksuoja pardavimo ar registravimo kainą, nes ar jie nuo notarinės sutarties įrašo kainą, ar to negaliu pasakyti, čia man pačiam būtų įdomu patikrinti. Tai va. Žodžiu, ten nebūtinai, kad duomenys yra registrų kadastro įmonė tikslus, jie gali būti iškraipyti labai stipriai kartais, nebūtinai, kad, reiškiasi, gausite jūs jau tokios naudos, plus ten reikės mokėti pinigus, jeigu norėsit daug informacijos, tai gana brangiai kainuos, jeigu tik tai vieną kažkokią bitą informacijos, tai kainuos pigiau. Bet kaip ten bebūtų registrų kadastrų įmonė, bent jau iki šiol, kol mes neišsikėlėm tokios misijos, tai buvo pagrindinis šaltinis, iš kur gauti, reiškiasi, tikslės pardavimo kainas, arba apytikslės bent jau, nes visi sandoriai ten yra registruojami. Tai va, tiek apie registrų kadastrų įmonę. Toliau kalbėsime, kaip galime tą informaciją gauti iš nekilnojamo turto agentų.